Nu, va, pirmą kartą išgirdau, ventiliatorius įsijungė, kilovatą pradėjo gaminti ir pradėjo veikti už ventiliatorius. Šiandien gūsiai neblogi. Ne visą laiką tas kilovatas. Ten tas pirmas video rodė 19 ir sakiau, kad per dieną šiandien, kiek ten buvo, 600, bet daugiau iš tikrųjų. Va, dienos viens. Dar neįsiaiškinau, ką jis čia ta D ir P reiškia. Nėra laiko ir datos nustatymo, tai kažkaip sunku atsekti. Bendrą va reikia atsiminti ir rytoj bus matyti va per naktį kiek. Šiandien mačiau iki kažkas 8 valandos buvo 20, tai toks bus atskaitos taškas, kad 20 kWh ir per naktį. Žiūrėsim, ką čia prigamins. Dar visko labai gerai neišnagrinėjo šitam kontrolerį. O, įdomi nulis nusisuko. Greičiausiai nusisuko nuo vėjo elektrinė. O, pasigavo vėją kryptį. Tai tiek.